Net ir šviežiai iškepti vairuotojai žino, kad automobilį reikia tinkamai paruošti žiemai, tačiau ar būtina automobilį ruošti prasidedančiam šiltajam metų sezonui, gal užtenka tik pakeisti padangas ar automobilį nuplauti? Dienomis ore jau sklando pavasario dvelksmas, eismo ir automobilio darbo sąlygos kasdien tampa vis geresnės. Iš pirmo žvilgsnio atrodo, kad nėra jokios būtinybės prasidėjus pavasario automobilį varyti dirbtuves ir ruošti šiltajam metų sezonui. Drįstame teigti, kad tai tikrai neteisinga nuomonė. Džiūstant asfaltui ir vis ilgiau šviečiant pavasario saulei didėja važiavimo greitis visuose keliuose. Jei žiemos tamsoje, kai po ratais buvo ledas ir sniegas, retai kur pasiekdavome kelių eismo taisyklėse leidžiamą greičio ribą, pavasarį didžioji dalis automobilių jau važiuoja balansuodami ties šia riba, o kartais netgi ją viršydami. Tokiais atvejais automobilis turi būti paklusnus vairuotojui kaip jo rankų ir kojų tęsinys, o tai jau priklauso nuo automobilio būklės. Žiemą mūsų automobiliai labai dažnai dirba ekstremaliomis kenkiančiomis jų sveikatai sąlygomis, tad visai natūralu, kad pavasarį išlenda žiemos kelių sukeltos ligos. Ir visa tai tuomet, kai skaičiai šviečiant saulei tiesiog maga stipriau spustelėti akseleratoriaus pedalą. Pavasarinės profilaktikos darbus automobilių remonto specialistai patarė pradėti nuo automobilio pakabos. Į ledą sušalęs sniegas, ekstremalios temperatūros, nepastebėtos duobės ir dažni šoniniai slystelėjimai savo padaro per kelis mėnesius. Automobilių remonto specialistai sako, kad automobilio pakabą žiemos sąlygos greitai iš standžios geležinių raumenų krūvos gali paversti bejėgių ir bildančių svertų, traukių ir gumų laužų. Visų pirma, patikrinkite pakabos laisvumus. Dažniausiai jie atsiranda dėl susidėvėjusių guminių detalių, tokių kaip guminės svirčių įvorės, kurias vairuotojai dažniausiai vadina silent blokais. Žiema trumpina ir šarnyrų amžių, todėl apsiginklavę liaudiškai tariant montiruotę, patikrinkite ir jų laisvumą. Taip pat būtinai patikrinkite ir amortizatorius. Iš praktikos galima pasakyti, kad jie labai mėgsta mirti būtent pavasarį, o greitai važiuoti ir su pusgyviais amortizatoriais nėra nei saugu, nei malonu. Automobilių meistrai pastebi, kad būtina patikrinti ir vairo mechanizmo būklę. Viena jautresnių vietų vairo traukio antgaliai. Kai artėja paskutinioji, jie pradeda nemaloniai bildėti, tačiau net ir tada, kai jie dar neskleidžia jokių garsų, vertėtų patikrinti jų būklę. Kai susidėvi stabdžių trinkelės, mes arba išgirstame, arba pamatome įspėjantį signalą prietaisų skydelyje, tačiau ar dažnai jūs keičiate stabdžių skystį? Fizinės stabdžių skysčių savybės ypatingos tuo, kad jie labai mėgsta iš aplinkos absorbuoti vandenį. Laikui bėgant net ir pats geriausias stabdžių skystis praranda savo savybės. Dėl susikaupusio vandens surūdyja stabdžių sistemos detalės, o pasenęs skystis neištveria didesnių apkrovimų ir gali netgi užvirti po intensyvių stabdymų. Per pavasarinę apžiūrą rekomenduojama pakeisti oro ir kuro filtrus, būtinai patikrinkite raušinimo skysčio lygį. Jei šaltyje variklis dar nepajaučia jo trūkumo, tai pavasarį mašinos širdelė jau pradės kaisti. Anksčiau pavasarį buvo keičiami ir tepalai, tačiau dabar tai aktualu tik tiems, kurie senose automobiliuose naudoja mineralinę ar pusiau sintetinę alyvą. Sintetinės alyvos laikais jos keitimas jau yra nesezoninis. Užmeskite akį ir į elektros prietaisų būklę. Žiemos druska padeda visiems kontaktams oksiduotis labai greitai. Itin greitai žiemą oksiduojasi kiek senesnių prancūziškų automobilių elektros jungtis. Patikrinkite visus šviesos prietaisus, jei lemputės pradeda šviesti ar mirksėti bliškiau, tai jau ženklas, kad reikia keisti ar bent pravalyti kontaktus. Keista, bet pavasarį ne visi laiku grįžta prie vasarinio apavo. Su spygliuotomis padangomis viskas aišku, kelių eismo taisyklės reglamentuoja jų naudojimą, tačiau taupieji, kurių nespygliuotos žieminės padangos jau nelabai tinkamos kitam šaltajam sezonui, trina jas iki vasaros vidurio ar rudens. Taip elgtis kategoriškai nepatariame, kas tinka žiemą, vasarą gali sukelti problemų. Minkšta žieminių padangų guma vasarą ne tik greičiau dyla, bet ir pradeda greičiau slysti, o tai jau pavojus eismo saugumui. Atminkite, kad kiekvienam apavui yra savas laikas, juk jūs atšilus orams nevaikštote su žieminiais batais, o žiemą su basutėmis. Paskutinį šių metų balandžio mėnesio savaitgalį visus istorinio transporto priemonių mylėtojus kviečiame į Pasvalį, kur vyks jubiliejinis tarptautinis renginys Mes važiuojame 2013. Jau penktadienį, balandžio 26 dieną, kiekvienais metais vis gausėjančią senosios technikos ekspoziciją bus galima išvysti Balsių malūnų dvarelėje. Šeštadienį, balandžio 27 dieną, pasvaliečiai ir miesto svečiai galės pasigrožėti tradicinių automobilių ir motociklų paradu Miesto gatvėje. Šventės metu jūsų laukia kvapą gniaužiantis karo rekonstrukcijos teatras bei įspūdingas šviesos ir garso šou su lazeriniais automobiliais. Renginį organizuoja Lietuvos senovinės automototechnikos mėgėjų klubas. Renginio informacinis rėmėjas. Iki pasimatymo su istoriniu transportu šventėje Mes važiuojame 2013.